Labas, labas, labas. Labas vakaras. Arba laba diena, jeigu žiūrėsit įrašą kažkada vėliau. Čia mano žadėta tiesioginė transliacija, tema 3 gausą nešantis įpročiai. Ir kai ruošiausi šitam susitikimui, tai supratau, kad aš tų kasdienių įpročių, arba tokių, kur beveik kiekvieną dieną darau, turiu gerokai daugiau susijusių su gausa ir apie visą tai papasakosiu, bet prieš tai norėčiau, jeigu kas nors prisijungėt, kad parašytumėt man, kad mane matot ir girdit, kad viskas tvarkoj. Tada galėsim pradėti jau kalbėti. Na ir kol kas nors man parašysit, tai aš ištrauksiu pradžiai porą kortų. Ištrauksiu 2 kortas iš savo angelų, kortų kaladės. Angelai nori, kad mes gyventumėm gausoje, turėtumėm viską, ko mūsų širdis geidžia. Taigi pažiūrėkim, kokie bus. O, Irina parašė, kad mato, labai gerai, ačiū. Taip, pirma žinutė, ačiū angelai, kad padedat man rinktis maistą, kuris maitina mano kūną ir sielą. Aš maitinu savo kūną ir sielą. Žinutė apie maistą, bet tas akcentas, kad maitinti savo kūną ir sielą, tai irgi labai susijęs su gausa, kad kuo labiau aš leidžiu savo pamaitinti savo tiek kūną, tiek sielą, tuo geriau jaučiuosi, tuo geresnius dalykus galiu sukurti. O, labas, Loreta dar matau, komentuoja, smagu. Tai tie, kas pasijungėt, parašykit, iš kokio miesto jungiatės, arba jeigu iš užsienio, tai iš kokios šalies, įdomu, paprastai būna labai tokia plati geografija mūsų susitikimų. Na ir antra žinutė. Yra, irgi apie kūną geras. Ačiū angelai, kad padedat mano kūnui būti sveikam ir stipriam. Aš esu sveika ir stipri. Prisipažinsiu, kad kai pradėjau dirbti su angelais, tai man visos tos jų žinutės apie kūną, apie tai, kad maitinti savo kūną ir sielą, kad kūnas, rūpintis kūnu, kad jis būtų sveikas ir stiprus, pajudėti. Man atrodavo keista, galvodavau, kam tiem angelam rūpi mūsų kūnas angelai, taigi bendrauja su mūsų siela, su tuo mūsų aukštesniuoju aš. Bet iš tikrųjų, ką daro angelai, kaip aš dabar suprantu, tai kad jie skatina mus labiau gyventi savo kūne ir kad galėtumėm gyventi savo kūne, tai turim jį pamaitinti, turim jį pastiprinti tam, kad galėtumėm patirti visą gyvenimą šitoj žemėj gėrį ir grožį ir kartu visą kontrastą, sunkumus, apie kuriuos einam, tam, kad atrastumėm daugiau džiaugsmo ir gerumo. Tai tokios 2 žinutės primenančios apie tai iš angelų. Matau kelis miestus, Kėdainiai, Mažeikiai, Druskininkai. Nu va, sakiau, visa Lietuvos teritorija beveik, dar reiktų ko nors iš Klaipėdos ir kur čia iš Panevėžio, aš pati netoli Vilniaus jungiuosi. Daiva, matau, prisijungė, bus įtariu iš užsienio, nebent staiga grįžo į Lietuvą. Na ir dar norėjau ištraukti jums drakonų kortą, dėl to, kad drakonai man irgi labai siejasi su gausa, nes gausa yra prieinama kiekvienam iš mūsų, bet mes kiekvienas turim labai savo asmeninį įsitikinimą, kodėl mes negalim turėti gausos ir tuos visus neteisingus, neigiamus įsitikinimus labai man patinka deginti su drakonais, tai pažiūrim, kokią drakonai mums turės žinutę. Drakonai yra taip pat šviesos būtybės kaip ir angelai, vienaragiai ir fėjos ir labai daug jie turi skirtingų pavydalų. Ir drakonai tikrai nėra blogiečiai, kaip dažnai jie vaizduojami. Tai pažiūrim, kokią jie mums turės žinutę apie gausą. Alfa drakonas, labai stiprus, štai toks juodas gražuolis. Alfa drakono žinutė yra įvaldyk dievišką, vyrišką, kuriamąją galią. Sunaikink tai, kas sena, įsivaizduok savo svajonę, padėk sukurti naują pasaulį. Na, ne šiaip savo drakonai pavarė, tikrai stipri žinutė ir jie, alfa drakonai primena, kad mes galim sunaikinti tai, kas sena, savo tempu ir saugiai ir galim padėti sukurti naują pasaulį, ką mes vis ir darom tie, kurie dirbam su šviesa. Mūsų sielos labai norėjo gimti būtent šituo laiku ir mes norėjom padėti šitam pasauliui eiti į šviesą. Tai alfa drakonas yra galingas to priminimas. Taip, dar čia matau mirksi komentarai, bet aš kažkaip nematau naujų, tai tikiuosi, kad pamatysiu, kai jau jie atsiras.
Gerai, tai žodžiu turim angelų žinutės. Irina klausia, ar yra gyvačių kortos. Esu tikra, kad yra, bet aš asmeniškai nesu kol kas su jom susidūrusi ir neturiu. Bet kortų, ypatingai anglų kalba, tai yra apie viską. Tai esu tikra, kad yra ir gyvačių. Ir tikriausiai jos išleis dabar, kai gyvatės metai prasidėjo. Bet yra gyvūnų kortos, tik neturiu dabar po ranką, tai gal jau neištrauksiu. Gerai, tai gausa ir gal dar tie, kurie dalyvaujat gyvai, padėtumėt man, pasidalintumėt, kas jums padeda labiau pritraukti gausą, ką jūs esat pastebėję, kas pasiteisina. O, ir Edita čia, labas, na va, sakiau, kad kažkas ir iš Klaipėdos prisijungs. Tai kas jums padeda pritraukti gausą, kaip jūs įvardintumėte, ar turit kažkokių įpročių, gal kažkokių mažų ritualų, išduokit tą paslaptį, įdomu, kaip auditorija. Tai šiandien tema yra 3 gausą nešantys įpročiai, kuriais aš pasidalinsiu. Ir visų pirma, kodėl gausa, tai apie gausą aš kalbu todėl, kad aš pati perėjau labai didelę transformaciją iš gyvenimo visiškam trūkume į mokymąsi gyventi gausoj. Pačiam savo žemiausiam taške aš turėjau keliasdešimt tūkstančių eurų skolų ir galvojau, kad prarasiu savo butą ir tikrai visiškai jaučiausi beviltiška, buvau skolinga 23 skirtingiem žmonėm ir institucijom ir maždaug tuo metu mane pasiekė idėja iš traukos dėsnio filosofijos, aš pradėjau mokytis traukos dėsnį ir ten buvo tokia mintis, kad gausa yra prieinama kiekvienam iš mūsų. Ir aš praėjau 10 metų nuo to laiko, bet aš kaip dabar atsimenu tą šoką, kad gausa gali būti, kad aš leidau savo pagalvoti, kad gausa gali būti prieinama man ir ypatingai tuo metu, kai aš buvau tokiam milžiniškam trūkume. Aš visą laiką gyvenau trūkume iki tol, bet jisai tiesiog turėjo skirtingas išraiškas ir tuo metu ta išraiška buvo itin dramatiška, tokia tiesioginė skolos ir minuso išraiška. Ir ką po to aš dariau, tai aš tiesiog stengiausi susigyventi, mokiausi, kaip susigyventi su ta idėja, su ta tokia man neįprasta idėja, kad gausa gali būti prieinama man ir tai kėlė visus mano dalykus, visas tas dalis manyje, kurios netikėjo, kad gausa yra apskritai, kad jinai gali egzistuoti, kad jinai gali būti prieinama man, nes aš kaip ir iš principo galėjau sutikti, kad galbūt gausa yra kitiems žmonėms prieinama, bet tikrai ne man. Ir visus tuos įsitikinimus aš mokiausi po truputį paleidinėti ir ieškojau dalykų, kas padeda ir ką aš pastebėjau, kad man labai padėjo maži dalykai, tokie maži įpročiai, kuriuos aš galėdavau daryti kasdien, dėl to, kad dideli drastiški pokyčiai jie vyksta retai, o ėjimas, toks atsiverimas į gausą, jis vyksta palaipsniui. Ir jeigu aš padarau kasdien kelis mažus dalykus, tada aš pastebiu, kad mano atsiverimas gausai, taip palaipsniui savaime didėja, nes mes keičiamės palaipsniui, mes nesam tokie dažniausiai mes negalim labai dramatiškai, drastiškai pasikeisti. Tai dėl to palaipsnis keitimasis ir dėl to įpročiai yra mano mėgstamas metodas. Nes jeigu aš esu, nes mes dėl ko įpročiai, dėl to, kad mes apskritai mes esam įpročių vergai, mes gyvenam autopilotu didžiąją dalį dienos, tai yra normalu, tikrai įsivaizduokit, jeigu mums reiktų atsikelti ryte ir sąmoningai pradėti galvoti, kokį raumenėlį turiu pajudinti, kad išlipčiau iš lovos. Jeigu mes sąmoningai fiksuotumėm kiekvieną dalyką, kuris su mumis nutinka, tai tikrai būtų labai sunku mums gyventi, dėl to yra stebuklingas mūsų organizmo sugebėjimas pristaikyti ir mechanizmas automatizavimo, kad mes automatiškai tiesiog automatu darom dalykus. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu, pavyzdžiui, aš buvau pripratus matyti visur trūkumą, aš mačiau viską tik per trūkumo prizmę, per trūkumo akinius ir neužtenka man suvokti, protų suvokti ir gal net truputėlį kažkiek ten per milimetrą širdim patikėti, kad gausa gali būti prieinama man, nes aš vis dar turiu tą įprotį matyti trūkumą visur ir dėl to man
na, ta gausos idėja atėjo ir išėjo, o įpročiai liko toliau visi susiję su trūkumu. Tai dėl to aš labai daug eksperimentavau ir ieškojau ir toliau atradinėjau, kas yra tie dalykai, kurie padeda man atsiverti gausai, ne dėl to, kad esu kažkokia pinigų ištroškusi verslo magnatė, bet tiesiog todėl, kad man tai yra kelionė į tokį, man gausa tai yra visatos palaikymo priėmimas, kiek aš priimu mintį, kad gyvenimas mane palaiko, kad aš galiu turėti tai, ko noriu, kad aš galiu nusipirkti dalykus, kurie man rūpi, kurie man įdomus, kad aš galiu nuvažiuoti į keliones, kurias norėčiau, kad aš galiu, apsirengti taip, kaip noriu. Ir visa tai yra susijęs su pinigais, nes mes gyvenam visuomeniai, kur daug kam reikia pinigų, ne viskam, bet daug kam reikia pinigų ir tai yra tiesiog tokia, man tai yra išraiška, kiek aš leidžiu gyvenimui mane palaikyti, ne? Jeigu gausa yra prieinama kiekvienam iš mūsų, tai tada tiek, kiek aš leidžiu, kad gausa ateitų į mano gyvenimą, aš tiek priimu tą visatos palaikymą. Ir dėl to man tai yra labai dvasinis toks patyrimas, tas gausos ieškojimas, kaip įsileisti gausą, kaip teisingai elgtis su pinigais, ką daryti, nes yra labai daug skirtingų tokių sluoksnių, kuriuos reikia pereiti, bet to, kad išlipti iš minuso, po to, kai išlipi iš minuso ir eini į pliusą, vis tiek dar yra daug naujų niuansų, kurie visą laiką iškyla. Tai dėl to 3 įpročiai, ką aš darau, kas man padeda įsileisti daugiau gausos. Ir pirmas dalykas tai yra padaryti vietos. Čia kaip ir man iš principo nebuvo labai kažkoks naujas dalykas, bet aš nelabai buvau susijęs to su gausa ir su pinigais, kad niekur pas mus visatoje nėra vakuumo, nėra tuštumos. Jeigu atsiranda kažkur tuštuma, iš karto visata ieško, kaip ją užpildyti. Ir kaip tą susijęti su pinigais, tai pavyzdžiui, jeigu aš galvoju, kad aš kaip norėčiau naujų, ten gražių, patogių žieminių batų, bet nešioju kažkokius senus nuklampytus, apiplyšusius, ar ten biškutį prakiurusius, jau leidžiančius, tai aš nepadarau vietos tiems naujiems batams, nes aš laikau tuos senus, nes tai yra, tai gali, nebūtinai, bet tai gali būti kaip baimės išraiška, kad aš netikiu, kad aš gausiu naujus, dėl to aš laikau tuos senus, aš netikiu, kad galėsiu, kad atsiras, tie nauji batai pas mane ir dėl to aš turiu tos senus. Tai ką aš darau, aš su pasitikėjimu tuos senus batus išleidžiu į pensiją ir tada atsiranda nauji. Ir šitą principą aš taikau labai dažnai ir ne visada taip tiesiogiai, kad aš vieną seną daiktą išmetu, kad padaryčiau vietos naujam, bet pavyzdžiui, dabar, kai nusprendžiau daryti naujus gausos susitikimus, kitos savaitės startuoja naujas gausos susitikimų ciklas, 3 susitikimai, kaip pritraukti daugiau gausos į savo gyvenimą. Tai pirmas dalykas, ką aš padariau, tai aš turėjau čia tokį kampą su dėžėm, kurių man kartais prireikia, tai aš jas tiesiog ten kaupiau, bet aš turėjau tokį jausmą, kad kai kurių dėžių man nereikia, jos ten netinkamo dydžio ir aš tiesiog peržiūrėjau tas dėžes ir išmečiau, ko man nereikia, padariau vietos. Lygiai taip pat aš darau vietos elektroniniai savo erdvėje. Jeigu, pavyzdžiui, aš noriu žinučių iš klienčių su užsakymais, tai aš periodiškai vis pratrinu senas žinutes, kurios jau nebeaktualios, kur ten sena yra kažkokia informacija, tam, kad padaryčiau vietos naujiems dalykams. Tai galima tai pažiūrėti tikrai labai kūrybiškai, bet tą svarbu daryti, aš tą darau, gal nesakyčiau, kad kasdien, bet kiekvieną savaitę tai tikrai. Dėl to, kad mus nuolat bombarduoja daiktai, dalykai, informacija, žinutės, kažkokia medžiaga elektroniniu pavidalu ir jeigu mes norim išlaikyti tą erdvę tokią atvirą naujiems dalykams, tai tikrai turim aktyviai daryti jiems vietos. Taip, matau Editos pasidalinimas apie gausą nešant įprotį, kai duodi kitiems ir tai darai nuoširdžiai laisva ranka, tada gausa įvairiomis formomis grįžta atgal. Taip. Davimas kitiems yra galinga buvimo gausoje forma, kai aš duodu iš gausos, nes aš pasitikiu, kad man sugrįš atgal ir dar daugiau, ir dar geresnė forma, bet kas yra svarbu, ką aš pati anksčiau darydavau, tai aš duodavau iš trūkumo, iš tokio bado, kad su ta viltim, kad jeigu duosiu kitam, tai galbūt man sugrįš kažkas atgal. Tai šitą svarbu pastebėti, man buvo labai svarbus tas atskirimas, kad galbūt buvo tokių etapų, kai aš supratau, kad aš nieko negaliu duoti, nes aš esu pati minuse. Tai visų pirma pasirūpinti savim ir tada iš to pertekliaus duodu kitiems. Nuoširdžiai
ir laisva ranka. Ačiū labai, Edita, už tą mintį. Tai pirmas įprotis, apie kurį kalbėjau, padaryti vietos. Tada antras dalykas, kurį aš darau kiekvieną dieną, paskutinius 1,5 metų, ir prieš tai dariau kitokiom visokiom formom, aš praktikuoju rašyti. Na, nežinau, gal dėl to, kad esu rašytoja, man patinka rašyti, bet net jeigu ir nesat rašytojai, ir net jeigu nesat labai mėgėjai rašyti, tai rašymo praktika yra labai galinga, nes kai mes tiesiog turim kažkokią debesį minčių galvoje, tai yra vienas dalykas, bet kai aš užrašau juodu ant balto, arba mano atveju rožiniu, arba žaliu rašalu ant lapo, tai aš įvardinu dalykus tiesiog iš savo minčių ant popieriaus. Tai ką aš rašau pastaruoju metu, sakau, paskutinius 1,5 metų, tai aš rašau kiekvieną vakarą, nes čia nesvarbu dienos laikas, kada išeina, bet aš kiekvieną vakarą užrašau 3 dalykus, dėl ko šiandien aš esu finansiškai saugi. Kadangi aš žinau, kad aš turiu tą įprotį, mano, nežinau, kas čia, pasąmonė gal, yra vis dar įpratusi ieškoti trūkumo ir ieškoti problemų, na, normalu, mūsų smegenys įpratę ieškoti problemų. Tai kai aš kiekvieną vakarą užrašau raštu 3 dalykus, dėl ko aš šiandien esu finansiškai saugi, visada randu, dar nebuvo nei karto, kad nerašiau tų 3 dalykų, tada man lengviau prisipratinti tą mintį, kad aš esu finansiškai saugi. Ir, na, aišku, ką aš rašau, dėl ko aš esu finansiškai saugi, tai aišku, jeigu yra tą dieną pardavimas kažkoks, arba, na, kaip čia, pardavimas, arba, ką čia dar norėjau pasakyti, kažkoks tai, na, žinomumo kažkoks dalykas, kažkoks video, kurį aš įkėliau, arba kažkas kitas įkėlė su mano kortom, tai yra įrašau, kad dėl to esu finansiškai saugi, dėl to, kad, žodžiu, mano žinutė sklinda ir aš pasiekiu naujus žmonės. Tada dar rašau ten, jeigu gaunu dovanų, pavyzdžiui, nes tai irgi yra tokia saugumo išraiška, kad ateina pas mane ne tik pinigai, bet ir kitom formom geri dalykai. Taip pat užrašau, jeigu nesugalvoju, kad ten naujo kažkas atsitiko, tai užrašau, kad vat, aš turiu ten santaupų tiek ir tiek atsidėjus ir dėl to esu finansiškai saugi. Pasimiršta tokie dalykai, nors tos santaupas taigi ten net ne per dieną atsiranda, bet pasimiršta. Tada dar užrašau, kartais jeigu jau nieko visai nesugalvoju, tai parašau, kad esu finansiškai saugi, pavyzdžiui, jeigu sportavau tą dieną ir stiprinau savo kūną. Ne veltui ta žinutė, kad aš esu sveika ir stipri, tai irgi apie tai, kad, na, kad pritrauktumėm gausą, mums reikia geros energijos ir stipraus kūno, tai užrašau tokį dalyką. Ir arba jeigu žinau, kad kažkas gero atsitiks, net jeigu dar neatsitiko, bet jeigu yra jau kažkas ten numatyta, suplanuota ir bus, tai užrašau ir tą. Ir aš, žodžiu, kiekvieną vakarą užrašau tos 3 dalykus, man užtrunka ten, nežinau, gal 2 minutės, gal mažiau. Atsiprašau. Gersiu arbatos. Įrašo trukmė 18, geras. Ir tai yra toks kaip patvirtinimas, kuris nusėda manyje ir atrodo tuo momentu jis kažkokio stebuklingo pokyčio nesukūrė, bet per ilgesnį laiką aš jaučiu, kad tai duoda man tokį kasdienį nusiraminimą, kad aš kiekvieną dieną pasitvirtinu, kad aš ir šiandien, ir vis dar šiandien, ir vėl kitą dieną, kitą, kad aš kiekvieną dieną esu finansiškai saugi. Tai panašių principų dažnai rekomenduoja dėkingumą rašyti, už ką aš esu dėkinga šiandien, kelis dalykus, tai čia tiesiog įsivardinti, kur yra tas man stipriausias taškas, kur labiausiai man reikia palaikymo, kur aš jaučiuosi dažniausiai priešingai ir tada rašyti tuos dalykus. Ir aš, kad nepamirščiau, nes tikrai būna, kad pamirštu, dabar tai jau nebe, bet iš pradžių, kol žinojau, kad yra galimybė pamiršti, tai aš užsidedu priminimą, kad man iškristų priminimas, kad aš, kol atsiranda tas įprotis, žodžiu, nuolat prisiminti, kad aš noriu užrašyti. Paskui automatiškai atsigulu į lovą prieš miegą ir ant spintelės prie pagalvės yra užrašinė ir užrašau. Tai čia buvo antras dalykas, užrašau, dėl ko aš jaučiuosi finansiškai saugi. Ir trečias dalykas, tai yra emocijų paleidimo praktika arba tapingas. Ir šiek tiek užsiminiau, kai kalbėjau apie drakonus, kad mes, kadangi gausa yra prieinama kiekvienam iš mūsų, tai jeigu mūsų gyvenime šiuo metu nėra gausos, tai yra dėl to, kad mes turim viduje kažkokį tai netikėjimą.
mes netikim, kad gausa egzistuoja, arba kad jinai yra prieinama man, arba mums atrodo, kad negalima, arba būna atrodo, kad labai sunkiai turėsiu dirbti, arba man dar būna tokia mintis, kiek man tai kainuos, ne, kiek aš pastangų turėsiu dėti, nu irgi čia apie tai, kiek, kad turėsiu sunkiai dirbti, arba kažkokiu kitų būdų man, žodžiu, tai brangiai atsieis. Tai dėl to tapingas, emocijų paleidimo praktika yra mano irgi iš tų kasdienių įpročių, aš kiekvieną dieną tapinu finansinę gausą, kažkokia tai išraiška, kartais tai būna tiesioginis tapingas apie finansinę gausą, kartais tai būna apie tai, kad aš tiesiog kad jaučiuosi saugiai, paleidžiu nerimą, būna apie pasitikėjimą savimi, daugybė įrašų. Mano YouTube kanale aš esu įkėlus daugybę skirtingų temų ir gausos grojaraštį turiu irgi visą virš 30 skirtingų įrašų. Tai iš visų skirtingų kampų, kiek esu gausą tyrinėjus ir dar daugiau, tai ten esu įdėjusi, tam, kad ir jūs galėtume pasižiūrėti ir įsileisti daugiau gausos. Ir mes šiandien padarysim dabar tokį mini tapingą, tiesiog paragavimui tokiam, labai kviečiu užsukti į mano YouTube kanalą. Aš ir čia pas save Facebook'o profilyje pasidalinau keliais įrašais šiandien ir artimiausiam dienom pasidalinsiu daugiau įrašų apie gausą, bet emocijų paleidimo praktika, ypatingai jeigu jinai yra ilgesnė, trunka ten apie 10 minučių iki 15 minučių, tai tikrai gali būti labai labai galingas būdas paleisti tą netikėjimą, nes neužtenka tik tai pasakyti, kad va, aš paleidžiu ir viskas, nes mūsų kūne yra užstrigusios emocijos, kurias su tapingu mes galim paleisti. Tai ką mes darom tapinge, iš pradžių mes pasimatuojam intensyvumą. Ir kai aš sakau teiginį, kad dalis manęs netiki, kad gausa yra prieinama man, to išsirašau, dalis manęs netiki, kad gausa yra prieinama man. Ir pagalvokit, koks jums yra skaičius, kiek tai yra tiesa, skaliai nuo 1 iki 10, kur vienetas yra, kad aš visiškai tikiu, gausa yra mano, o 10 yra, kad aš visiškai netikiu, tai neįmanoma, tai kažkam kitam skirta nemanai. Tiesiog užfiksuokite tą skaičių, galite čia komentare parašyti, galite tiesiog savo kažkur pasižymėti, kad paskui galėtume palyginti prieš ir po. Ir aš kviečiu tiesiog kartoti paskui mane ir galima mintise, bet geriau būtų garsiai, nes jeigu nekartosit iš paskos, tai tiesiog atrodys šiek tiek keistai. Tai pradedam nuo delno briaunos. Nors dalis manęs netiki, kad gausa yra prieinama man, aš myliu ir priimu save, ir aš priimu tai, kaip aš jaučiuosi. Ir dar kartą delno briauna, nors dalis manęs abejoja, ar tikrai gausa yra prieinama man, aš myliu ir priimu save, ir aš priimu tą savo dalį, kuri abejoja. Ir paskutinį kartą delno briauna, nors dalis manęs abejoja, ar gausa yra prieinama man, aš myliu ir priimu save, aš priimu tai, kaip aš jaučiuosi, ir aš atsiveriu stebuklui. Antakis. Gausa yra prieinama visiems. Akies šonas. Dalis manęs priima tą. Po akim dalis manęs žino, kad tai yra tiesa. Po nosim ir kita dalis manęs abejoja. Smakras. Visos tos priežastis
Raktikaulis. Jeigu gausa iki šiol neatėjo į mano gyvenimą, po ranka, ar tikrai yra prieinama man? Viršugalvis. Gal aš esu išimtis šitai taisykliai. Antakis. Visos tos abejonės. Akies šonas, visos tos baimės. Po akim aš leidžiu joms iškilti. Po nosim aš priimu tą savo dalį, kuri bijo. Smakras. Ir aš leidžiu savo sukurti naują pasaulį. Raktikaulis, kuriame gausa yra prieinama man. Po ranka. Ačiū vam mielai, kad padedat man. Viršugalis, aš atsiveriu stebuklui. Gerai, dabar sustojam, įkvepiam, iškvepiam, galim šiek tiek rankas nukratyti. Na, čia buvo toks labai trumpas, bet galim pasitikrinti, aš pajudinau galvą, kaklą, nes mes galim visada po tapingo pabandyti fiziškai pajausti, ar kažkoks atsirado pokytis mano kūne. Nes tai irgi rodo, kad kūnas pereina į didesnį atsipalaidavimą, kad mes paleidom kažką. Ir galim pasitikrinti tą intensyvumą. Dalis manęs netiki, kad gausa yra prieinama man. Matau, irgi tą pasidalino, kad 6 buvo prieš. Tai kiek dabar yra tas skaičius, kur 10 yra visiškai neprieinama ir vienetas aš esu visiška gausa. Ir tiesiog noriu pakviesti, kad pasitikėtumėt, jeigu tas pokytis ir nebuvo labai didelis, pavyzdžiui, ten nuo 8 iki 7 nusileido ir kitą dieną gali būti, kad vėl bus 8, tai vėl galima tapinti. Ir tai yra, kaip minėjau, įprotis, kasdienė praktika. Nebūtina tą daryti kasdien, kad tai veiktų, bet jeigu yra didelė problema, tai tapingas yra dalykas, kuriam verta skirti laiko. Tai tokie buvo 3 mano įpročiai, kurie neša gausą, padaryti vietos, užrašyti, dėl ko šiandien esu finansiškai saugi. Ir 3 įprotis tapinti ir paleisti emocijas, kurios stabdo gausą nuo ateimo į mūsų gyvenimą. Ir Diana dėkoja. Ačiū Jums, kad buvot. Rūta sako, buvo 5, dabar 7. Tai čia padidėjo nesaugumo jausmas ar padidėjo saugumo jausmas. Šiaip turėtų būti kuo mažesnis skaičius, tuo geriau. Tai spėju, kad čia atvirkščiai. Edita, matau, sako, buvo 6, dabar 4. Jeigu vis dėlto padidėja, nes būna kartais ir padidėja, tai tiesiog rodo, kad mes iškėlėm kažkokį svarbų dalyką, kurio gal savo nebuvom iki tol įsivardinę, kad jisai mums labai svarbus. Loreta rašo, buvo 7, dabar 4. Nu, super, per tokį trumpą laiką, čia buvo toks super trumpas pasipraktikavimas, bet nenorėjau ilgai labai užtrukti. Tai šitos praktikos, emocijų paleidimo praktika ir pasibuvimas su šviesos būtybėm, su drakonais, su archangelais, su vienaragiais, visą tai darysim per naujus gausos susitikimus nuo kito antradienio, nuo vasario 4 vakare. Bus 3 susitikimai ir kiekvieną jų sudėjau į atskirą temą. Tai pirmas susitikimas bus apie tai, kad aš esu verta gausos paleisti nesaugumą. Darysim vidinio vaiko gydymą, nuostabią kelionę su vienaragiais. Ir taip pat skurdo įžadų iš praeitų gyvenimų paleidimas. Visada būna stipri tema. Tada dar po savaitės, vasario 11 antradienį vėl vakare susitiksim. Tai turėsim praktiką, aš stoviu savo galėje, darysim įsižeminimą su žemės drakonu, įsigalinimą su archangelu Mykolu. Ir 3 susitikimas vasario 18 dieną, mano svajonės pildosi, tai apie tai, kad aš esu palaikoma ir mano svajonės nori išsipildyti.
Tai jeigu nori daugiau praktinių įrankių, mažų, paprastų, bet veiksmingų ritualų, daugiau emocijų paleidimo praktikų, daugiau šviesos būtybių palaikymo tavo gausos kelioniai, labai kviečiu. Yra variantas dalyvauti grupėje arba variantas turėti 3 asmeninius susitikimus. Tai aš įkelsiu nuorodą komentare, kur galit paskaityti daugiau, arba tiesiog parašykit man žinutę, atsiųsiu info tiesiogiai. Ačiū, kad buvot. Edita, matau, rašo, dėkoju Justina už laiką kartu ir pastiprinimus, pasidalinimą. Ačiū. Ačiū Jums, ačiū Edita, ačiū visiems, kurie žiūrėjo. Gausa yra kiekvieno mūsų prigimtinė teisė. Leiskim savo kasdien vis labiau to patikėti. Iki.